Mūsų gyvenimas tai begalinė kelionė. Jeigu mes ieškome giminystės su Saule, tai mums būtina patirti giminystę su debesimis, kurie ją uždengia. Visatoje yra būtinas balansas. Jeigu nebūtų tamsos, tai nebūtų aiški šviesos reikšmė. Jeigu nėra liūdesio, tai nėra pasitenkinimo laimė. Tam, kad būtų išsaugotas šis balansas gyvenime, asmenybėms yra duodami sunkus išbandymai. Per išbandymus mes mokomės gyvenimo pamokų. Išbandymai nėra skirti tam, kad sulaužytų mus. Jie turi vystyti mūsų jėgas. Jie būtini mums tam, kad judėtume iki gerokai aukštesnių laiptų. Mes patiriame kančias ir nusivylimą skirtingose formose, nuo grubios iki labai subtilios, todėl kad pastoviai ieškome ilgalaikės laimės ten, kur laimės tikrąja prasme iš tiesų nėra. Jeigu nori laimės, tu neturi ieškoti jos tik dėl savęs, ir jeigu nori save apsaugoti, pastoviai saugo kitus. Jeigu jūsų gyvenime prasidėjo lietus, susitelkite į gėles, kurios pradės žydėti dėka šio lietaus. Kai žmogui atrodo, kad viskas eina negerai, į jo gyvenimą bando įeiti kažkas stebuklingo. Niekada nenusimink, būk įsitikinęs, kad esmė, tiesa kažkur yra, ji turi būti rasta, jeigu tik ieškai jos su kantrumu ir nuoširdumu. Danguje atsakymo nerasi, tad ieškok atsakymo savo širdyje. Jūs galite iššvaistyti amžinybę ieškodami tiesos ir meilės, supratimo ir gerumo, maldaudami Dievo ir žmonių jums padėti. Ir viskas tuščiai. Jūs turite pradėti nuo savęs, nes jūs negalite pakeisti atspindžio nepakeitę veido. Šviesos, ramybės, džiaugsmo ir palaimos ieškok ne išorėje, tačiau viduje. Tiesa turi būti rasta tavo asmenybės būtybės gilumoje. Šis žmogiškas gyvenimas mums teko neatsitiktinai. Jis sąlygotas tuo, kad praeityje mes padarėme daugiau naudingų poelgių nei keiksmingų. Tu ieškai laimės, meilės, dvasios ramybės, neik ieškoti jų į kito pasaulio kraštą. Tu grįši nusivylęs, nuliūdęs, praradęs viltį. Paieškok jų kitoje pačio savęs pusėje, savo širdies gilumoje. Iš tiesų, tu niekada nesikeitei, tu tiesiog vis labiau tapai savimi. Tu ėjai ieškodamas gyvenimo prasmės ir kai pasirodė, ėjai į tikrąjį save. Kelyje, prarasdamas viską, kas nereikalinga, primesta ne tavo, tu iš tikrųjų prisiminėjai save.